Sveiki, jūsų dėmesio ir vėl tikisi laida Susipažinkime Aukštaitija. Šį kartą nusprendė, kad nėra prasto oro, nes kaip matote lyja, bet yra netinkamas drabužis, mes vis tik tais nusprendėme pasukti Zarasų krašto link ir parodyti, kągi galima ten aplankyti ir kągi pamatyti. Taigi keliaujame kartu į Zarasus. Kad būtų visiškai tikslu pasakysiu, kad šioje laidoje į pačius Zarasus neužsuksime. Atradome įdomių ir lankytinų vietų visai šalia Zarasų. Viena jų puikiai visiems žinoma, kita pasak zarasiškių ypatinga. Plačiau apie jas iš eilės. Važiuojant pro Obelius Zarasų link, o tiksliau likus vos keletui kilometrų iki jų, kairėje kelio pusėje stovi nuoroda į lankytiną vietą prie Ilgio ežero. Kaip minėjau, vietos gyventojai patikino, kad tai vieta, kurią bent kartą aplankyti reiktų. Tai šventa vieta. Pasirodo, visi ją taip ir vadina. Ir pasukus vos kelis kilometrus keliuku ežero link, supranti, kad čia kažkas ypatingo įvyko ir vyksta. Aplink laukai, o ant Ilgio ežero kranto pasitinka neįprastos popiežiaus kepurės formos koplyčia. Apie ją vėliau. Pirmiausia, susipažinkime su vietove. O kuo ji ypatinga, mums papasakoti sutiko kunigas Remigijus Kavaliauskas. Šiaip tai ir man buvo nuostabu, nes aš, kai jaunas kunigas, dar ir nežinojau šitos vietos. Aš atsimenu, dar buvau Utenoj vikaru, tai buvo 1992-93 metai, su kunigu Daukniu mes čia kažkada važiavom, čia ir jisai man parodė tą vietą, o vėliau mane paskyrė Imbrado parapijos klebonu. Ir pradėjom žiūrėti, kad čia žmonės renkasi, jiems reikia pagelbėti. Kodėl čia renkasi? Buvo tokia istorija. Aišku, bažnyčia labai atsargiai visą tai žiūri, bet 1967 metais, birželio 30 dieną, vėlai vakare, beveik į pirmą dieną, jauni žmonės važiavo čia motociklu, tai buvo pusbroliai, Juozas ir Albina, iš savo giminaičių važiavo namo ir buvo tamsu ir iš tolo pamatė šviesą. Jie čia kaip atvažiavo, pamatė jauną mergaitę, kaip aš pats juos apklausiau, labai įdomu buvo su jais pakalbėti ir jie sako, numatėm, sako, nekvailigi, sako, numatėm, tikrai jauna mergaitė stovinti ant polių, čia buvo ta vieta visai kitokia negu dabar, kaip atrodo, čia buvo tiltas, buvo dar seni pastoliai, čia vienas kitas pastolis senas dar ir matosi, kaip čia buvo, ir jie to tiltu važiavo ir pamatė tą Mariją, kaip jie sakė, ir tas čia motociklas užgeso, jie praredėjo su to motociklu, paskiau vienas kito atsigręžė, ar tu matei įsigandę, taip ir tuo viskas lyg ir būtų užsibaigę, bet vėliau jie prasitarė tenai savo tėvams ir tėvai ten kunigui pasakė, kad čia ta vieta ypatinga. Tiesiog kiti dar netgi liudytojai man pasakojo, kad čia buvo labai daug medžių, nors ir dabar priaugo, bet čia buvo to šakos visos nudegę, kaip sakė, sako, tokio dalyko, tu galėjai užkurti kažkur tai laužą, bet čia buvo vanduo visur, ant vandens neužkursi laužo, tiesiog tai buvo kažkas tai, nenormalaus, gali sakyti taip, kad visi nudegę tie visi lapai buvo. Ir tada kunigas tiesiog pasakė, kad, sako, yra stebuklas tiesiog, jeigu jau Marija pasirodė. Ir jie jau nuo to laiko neužilgo pradėjo čia dėti gėles, kryželius. Aišku, sovietinė valdžia tuoj sureagavo ir, žinoma, pirmiausia pradėjo juos pačius kamantinėti, klausinėti ir jie buvo pribaiminti, kasgi vienam 15, kitam 16 metų buvo tokie, dar paaugliai gali sakyti. Ir jie nebešnekėjo paskiau visai apie tai, nes vis tiek norėjo ir mokytis, norėjo ir kažkur tai kažkokį gauti darbą tiesiog, bet iš lūpų į lūpas visą laiką ėjo šitas dalykas, kol paskiau buvo tikrai užgniaužta kažkiek tai. Turbūt viskas atgimė paskiau jau tais mūsų laikais nepriklausomybės. Dabar ši vieta atvira visiems lankytojams ir tikintiesiems. Į šią šventą vietą prie Ilgio ežero važiuoja žmonės iš visos Lietuvos. Ir nors bažnyčia nėra pripažinusi jokio stebuklo, žmonės juo tiki. Tokia Medžiugorė, paimkim, kur milijonai važiuoja piligrimų ir tai bažnyčios dar yra nepripažinta. Tai mūsų vieta, tiesiog vyskupas Juozas Preikšas tada buvo. Jisai pasakė, sako, važiuoja žmonės melstis, sako, gi neblogą daro. Jie meldžiasi.
tai reikia jiem pagelbėti. Tiesiog davė leidimą, kad galima būtų statyti koplyčią, kad galima būtų turėti šitą teritoriją. Mes gavom panaudai žemės 1 hektarų, čia gaunasi visą tą teritoriją, kad galėtumėm tvarkyti. Ir pradėjom vystyti visą tą veiklą. Labai sunkiai čia mums sekėsi, visi leidimai, visi matavimai ir visa kita, daugybė dalykų nuo pat 1999 metų, gegužės 6 dieną, kai vyskupas davė leidimą ir prasidėjo ta visa epopėja iki šių dienų. Tai 2002 metais mes jau pamatus turėjom, pašventino vyskupas Jonas Kauneckas, o tik šiais metais, birželio 30 dieną, pašventinom ir pačią koplyčią. Ant Ilgio ežero kranto stovi kryžiai, Marijos, angelų skulptūrėlės, dega žvakutės. Kaip pasakojo Kvintiškių švenčiausiosios mergelės Marijos koplyčios rektorius, tai ženklai, kad žmonės tiki šventa ir stebuklinga šios vietos galia. Ko gero dėl to ir važiuoja, nes tikrai ir išgijimų būna, kai kas man atsiunčia, kiti parašo, kiti kai kur fiksuojam, bet kiti turbūt ir nieko nesako ir atgauna ir sveikatą, ir dėl to tą vandenį jie prisipilia, vežasi namo, naudoja jį. Nežinau, sakau, aš labai atsargiai šitos dalykus žiūriu, kadangi tai ne bažnyčios sritis, tiesiog galiu rimtai pasakyti. Tai yra liaudiško pamaldumo, gal netgi sakytumėm, sritis. Bažnyčia labai rimtai žiūri į pagrindinius dalykus. Tai yra bažnyčia, altorius, šventos mišios, sakramentai. O visa tai kita, tai yra sakramentalijos, pašventinti dalykai, kuriuos tiki žmonės ir naudojasi, tai yra reikalinga, bet tai yra jau grino asmeninio pamaldumo. Kiekvienas gali sakyti, kad man pasirodė kažkas tai. Tai ačiū Dievui, tikėk ir labai gerai, kad tu tiki, bet tai, turi tavo gyvenimą pakeisti. Čia yra pristatyta tikrai, kaip savotiškas mažasis, ar kaip būtų galima pavadinti, kryžių kalnas, labai daug kryžių aplinkui. Tai irgi žmonių iniciatyva ir galbūt žinot, ką tai byloja, prašydami sveikatos ir visokių kitokių gėrių dangaus žmonės stato juos? Tai taip, nes čia nepamatysit, kad užmirusius. Gal koks vienas kitas, nežinodamas, gal turbūt pastato mirusio kažkokį tai kryžių, bet apskritai visi kryžiai tai yra prašant palaimos, yra šeimų kryžiai, labai gražus kryžius, kur kiekvieno vaiko visa santuokos data, 1, 2 ten ir vėl palikta vietos. Tai tiesiog nori padėkoti ir paprašytos pagalbos ir Marijos, ir Dievo. Tai labai įdomu ir netgi ten ir baikerių kryžius yra, ir visureigių kryžius, kurie užsijama tą veiklą įvairiausių sričių žmonės. Matyt, čia jautru jiem, nežinau, kiek to tikėjimo jie turi, jų reikalas čia nieks nepasvers, bet matyt, ta vieta jos traukia. O pabūti šventoje vietoje, kad ir lietui lyjant, išties atsiranda kažkokia trauka. Nesakome, važiuokite semtis ir gerti Ilgio ežero vandens ar statyti kryžių, tačiau aplankyti šventą vietą galime patarti. Ramybė, vanduo, ypatinga aura skleidžiantys kryželiai išties sukuria šventą įspūdį. O malda, ko gero, tai dar labiau sustiprina. Iš ežero pasisėmę tikėjimo ir sveikatos, vedini kunigo patraukėme gražiosios koplyčios link. Beje, kone 20 mečius statyta koplyčia atsirado tik tikinčiųjų dėka. Keletas rėmėjų verslininkų, šiek tiek ES paramos ir piligrimų aukos leido čia atverti modernios koplyčios duris. O kas sugalvojo tą formą, architektas, kas ir kodėl būtent toks pasirinktas? Iš tiesų tai yra, minėjot, kad tai yra popiežiaus kepurė. Taip, kaip vyskupiška ar popiežiška kepurė mitra yra tas simbolis. Ir architektas yra Kazys Tamošėtis, kuris keletą variantų davė. Man labai patiko šitas variantas ir mes sustojom ties juo ir jį gvildenom visą. Tai tikrai dėkui jam, kad jis tokią mintį turėjo ir davė. Nežinau, unikali ko gero, nes tokių nelabai ir rasi. Nei čia sienų yra, viskas kaip stogas yra, tik tais ta erdvė tokia vitrinos langai padaryti tam, kad matytųsi, kad tuščia viduje.
kad žmonės galėtų pasižiūrėti ir kartu mums ir funkcionalumas labai svarbu, nes tos durys visos atsiskleidžia, atsidaro ir mes galim bendrauti su žmonėm, kurie čia yra lauke ir ten mes viduj. Tai yra šiuolaikiškas minimalizmas toks, ar ne? Na, tiesiog nieko daug. Taip, tiesiog norėjom sprendimą tokį, tiesiog ta forma mums kitaip galbūt ir neleido daryti, nes jinai lenkta forma, mes irgi sukom galvą su architektu, kaip geriau išplanuoti išpildymą vidaus ir tos lentelės labai mums pasisekė gerai, tokia erdvė, tokia labai gražią mums duoda. Vėliau buvo klausimas, kaip kryžių įmontuoti. Jisai ore nekabės, nes čia beveik ore gaunasi, reikia jį pakabinti. Sprendėm ir konstruktorius šitos ir koplyčios ir viso mechanizmo yra Juozas Kaupas iš Utenos. Tai jisai davė tokį sprendimą, padaryti metalinę konstrukciją, ją pakabinti viršui ir iš viršaus įstatytą kryžių. Tai buvo labai tikrai toks atsakingas darbas, mes ir fotografavom tą visą įstatymą kryžiaus, labai įdomu buvo, pašventinom tą kryžių pirmiau, tikrai labai gražu. Tiesiog susidėlioja palengvo viskas savaime beveik, tikrai kaip Dievo laiminama viskas buvo. Atvažiuoja žmonės krikšto, santuokos sakramento. Taip, žmonės jau tie, kurie žino, kad čia yra koplyčia, jau kreipiasi pas mane, tai piligrimai ir iš Vilniaus buvo, jaunimo grupė su kunigu, kurie aukojo mišias, paprašė, kad juos čia įleistumėm, kad jie galėtų čia pasimelsti. Santuokos sakramentą jau yra pramatyti 2 atvejai, tai va, tiesiog dar ne visi gal žino. Aišku, kiekvieno pasirinkimas, geriausia, kad savo parapijoje žmonės tos sakramentus priimtų, bet jeigu jiem tinka šita vieta, žinoma, mes esam laimingi, kad galim patarnauti. Koplyčios rektorius dabar jau dėlioja naujus planus, kaip vietą prie Ilgio ežero paversti dar patrauklesnė piligrimams. Mintis yra nuo keliuko pradžios padaryti kryžiaus kelio stotis 14, čia yra beveik 4 kilometrai. Tai piligrimam tiesiog būtų ką veikti, nes iš tikrųjų vis tiek atvažiuoja melsti žmonės, tai jiem reikia ne vien tik tos vietos, bet ir kažkokio tai judėjimo. Tai ir dauguma vietų būna kryžiaus kelio stotis, jeigu paimsim bet kurias šventovės. Tai čia tik tai planai, idėjos tokios, nežinau kaip jos vykdysis, bet apie tai planuot galima. Ir jūs kviečiame užsukti į šventą vietą prie Ilgio ežero. Viską pamatysite, viskuo įsitikinsite ir gal mažą stebuklą bent širdyje patirsite. Mūsų pažintį su Zarasų kraštu tęsime toliau. Jau minėjau, kad kita vieta, į kurią užsuksime, visiems puikiai žinoma. Stelmužė yra labai sena gyvenvietė, žinoma nuo 16 amžiaus antrosios pusės. Ji yra įsikūrusi netoli Latvijos sienos. Tad niekiek nenuostabu, kad į Stelmužės vietovardžio sudurtinį žodį įeina latviškoji muiža, kas išvertus lietuviškai reiškia dvarą. Manoma, anksčiau šalia ežero stovėjo pilis. Vėliau ten iškilo dvaras, valdytas Livonijos baronų Folkersdamu vokiečių, caro okupacijos metais rusų caro dvariškių Valujevų bei baronų Hanų, taipogi vokiečių. Tačiau tas pats dvaras buvo sugriautas Pirmojo pasaulinio karo metu ir ant dvaro pamatų atstatyta Stelmužės mokykla, kuri jau dabar šiuo metu yra neveikianti. Manau dėl to, kad likusių labai mažai gyvenančių vaikų. Ko gero supratote, kad pasukome Stelmužės link. Aplankysime senolį ąžuolą ir nuostabaus grožio bažnytėlę, apie kurią turistams ir mums pasakoja muziejininkė Vaida. Ši pati bažnytėlė statyta 1650 metais gabių latvių meistrų rankomis. Ji yra autentiška, nebuvo griauta, degusi ir ji yra unikali tuom, kad statyta be vinių, tik durų lentoms sutvirtinti buvo naudojamos kaltinės vinys. Bažnytėlė pastatyta be jokio pjūklo, kirvio pagalba, aptašant senojus. O dar yra Lietuvoje tokių bažnyčių, ar čia yra vienintelė ir unikali? Aš manau, kad tai yra seniausia bažnytėlė medinė Lietuvoje. Tai ši bažnytėlė anksčiau buvo liuteroniška,
o katalikiška ji tapo tik nuo 1808 metų. Sakykla su altoriumi, manoma, atsirado truputėlį vėliau, 1713 metais, ir tai yra viskas drožinėta iš medžio, latvių meistrų. Tačiau tam tikras vienas meistras yra nežinomas. Ir kiek teko girdėti, kad tokia pati sakyklos drožyba yra Latvijoje, Subatės mieste, liuteronų bažnyčioje. Tai matomai galėjo drožinėti ir vienas tas pats meistras. Anot knygos Vadovas po Lietuvą, vokiečiai karo metu bažnytėlę buvo pavertę sandėliu. Visos skulptūros drožiniai aprūko ir vėliau remontuojant bažnytėlę, jos buvo nuvalytos ir perdažytos balta spalva. Stelmužės bažnytėlės sakykla ir altorius respublikinės reikšmės dailės paminklai, o pati bažnyčia ir šalia esanti varpinė architektūros paminklai. Ir jeigu jau apie paminklus, tai galiu drąsiai teigti, kad garsiausias Lietuvoje Stelmužės ąžuolas paskelbtas gamtos paminklu. Ąžuolas yra seniausias bei storiausias Lietuvoje, vienas iš seniausių Europoje. Jo aukštis yra 23 metrai, skersmuo 3,5 bei apimtis prie žemės 13 metrų. Jam apimti reikia 8-9 suaugusių vyrų. Šiaip ąžuolai yra ilgaamžiai medžiai, gyvuojantis apie 500 metų, gal truputėlį ir daugiau. Tačiau šio ąžuolo amžius vėlgi gerokai lenkia. Vienose šaltiniuose ąžuolo amžius minimas apie 1500 metų, tačiau daugeliuose apie 2000 metų. Tačiau ąžuolo amžiaus nustatyti tikslaus neįmanoma, kadangi per daug plati ir gili kamieno drevė ir rievės jau seniai sunykusios. Ir šiaip lyginant su ąžuolais, ąžuolai į aukštį auga 200 metų, o istorija visą gyvenimą. Tai šis ąžuolas tikrai pasižymintis savo istoriju. Anot muziejininkės, seniausio ir įspūdingiausio ąžuolo lankytojų netrūksta. Žmonės čia atvyksta pasisemti ąžuolo stiprybės, pailsėti ir pasigrožėti žymiuoju senoliu. Tačiau dabar prisiglausti prie ąžuolo ar bent pabandyti jį apkabinti galimybių nėra. Siekiant medį apsaugoti, aptverta tvorelė, paramstytos šakos. Pasakojama, kad po Stelmužės ąžuolo šakomis kadaise degusi šventoji ugnis. Rudeniop ant aukuro žyniai melsdami laukams derliaus ir sėkmės medžioklėse, dievaičių perkūnui aukodavę barzdotus ožius, rugių pėdus, medaus ąsočius. Padavimai sako, kad šalia Stelmužės ąžuolo buvęs stabmeldžių aukuras. Ties šiurkščia stora žieve apaugusių ąžuolo liemenio, kurio apimtis apie 13 metrų, ilsėjosi lankais ir ragotinėmis ginkluoti senovės lietuviai, nukreipę rūsčius žvilgsnius į Padauguvio kraštą, kur liepsnojo vokiškųjų riterių grobikų padegtos sodybos. Matė šis ąžuolas ir plunksnuotų švedų husarų šalmus, kartu su Stelmužės valstiečiais pergyveno sunkųjį baudžiavos laiką. Beje, Stelmužėje ne tik legendomis apipintų ąžuolų ar bažnytėlę pasigrožėti galima. Visai šalia lygumų miške stūkso lygumų akmuo. 18 metrų ilgio akmuo žymus savo plačiu paviršiumi. O legenda byloja, kad velnio mestas šis didžiulis akmuo suformavo gražų Zarasų apylinkių reljefą. Pasakojama, kad tai vyko labai seniai, kai žemė buvo lygi, nei kalnelio, nei įlomėlės. Ir pragare velnių tada buvo daug daugiau. Kartą žemėje velniai aptiko labai didelį akmenį. Pragare jie apie tai papasakojo savo vadui, velniui karaliui. Jis įsakė pristatyti tą akmenį į pragaro didžiąją menę, o šį darbą pavedė atlikti stipriausiam, velniui milžinui, ir liepė akmenį pristatyti iki pirmųjų gaidžių. Velnis milžinas bėgdamas į žemę suklydo ir pasuko ne į tą pusę, o kai atsitokėjo, jau ir brėkšti ėmė. Bijodamas velnio karaliaus bausmės, velnis milžinas suskubo, grįžo atgal, užsikėlė ant pečių akmenį ir ėmė džiaugtis, kad įteiks karaliui. Jau ir pragaro vartai buvo netoli, bet staiga užgiedojo gaidys. Velnis milžinas išsigandęs paleido akmenį ir nuskodė į pragarą. Kai akmuo krito, žemė sudrebėjo, o pats akmuo į ją susmego. Nuo smūgio atsirado kalvos, kalneliai, daubos. Praeičiai atminti rieduliui taip ir liko lygumų akmens vardas. Dar sakoma, kad ant šio akmens sutilpdavę net 30 medžiotojų,
kurie kadaise čia rinkdavosi aptarti savo reikalų. Ši legenda apie akmenį yra įdomiausia, mylimiausia vaikų ir šis akmuo yra visai čia netoli, važiuojant miško keliuku apie 3 km ir po dešinėje nuoroda medinė Lygumų akmuo. Šis akmuo yra didžiausias Zarasų rajone, vadinamas dar antruoju puntuku. Šiaip jo aukštis yra 2 metrai, ilgis 8 metrai, tačiau jo didžioji dalis yra sulindusi po žemę. Matomas toks didelis viršugalvis. Taigi, jeigu ieškosite, kur pasisemti tvirtybės, ramybės ir jėgų, neužmirškite prasukti pro Kvintiškės ir Stelmužę. Čia yra kuo pasigrožėti, kokių legendų išgirsti ir kur gerai praleisti laiką. Pasisėmę ąžuolo stiprybės, aplankę šventas vietas, norime su jumis atsisveikinti šį kartą. Bet pažadame į Zarasų mažą, gražų kraštą dar tikrai sugrįšime. Taigi likite kartu ir toliau su Gerų naujienų televizija. O čia buvo laida Susipažinkime Aukštaitija.